jau buvau kaip dalyvavęs praeitais metais Graikijai, tai jau jau pajutau, kas tai yra. Tai buvo daug lengviau, bet vis tiek buvau dar visiškai žavęs, ta prasme, niekas nepažinojo, aš buvau naujokas. Visi kitaip žiūrėjo, realiai pažinojau tik organizatorius daugmaž. O viskas buvo nauja, trasos naujos, nauji varžovai. Viskas buvo nauja, bet jutaus gerai, nes turėjau visada šalia komandą, turėjau palaikymą. Nejutau jokio kažkokio keisto jausmo, kaip tik gal jaučiaus geriau nei jaučiuos Lietuvoje, nes mažiau gal iš save labiau spaudžiau kažkaip, turbūt tiesiog bandžiau eiti tą linkme, kurią man geriau, ta prasme, kaip pavyzdys, kad kur geriau sekėsi, ar Driskingose, ar Lietuvoje, ar Baltijoje. Tiesiog ėjau pavėjui, žiūrėjau, kaip gausis, o taip ir sekėsi. Kaip tu pati ta būtent Vengrijos trasa buvo, ten ta didelė aikštelė? Tokia, kaip pasakyti, gal nelabai buvau sužavėtas, nes buvo per šalta turbūt, ta prasme, mūsų sportui, nes labai slidu buvo. Nuvertinau padangas labai, turiu turbūt nulenkti galvą prieš Zestino ir jos veikia. Bet tada turbūt labai nusivyliau tom, nes kad dėjau, kad ir pačias kiečiausias, vis tiek, ta prasme, nejutau to didelio postumio, kaip gali sezono metu, ta prasme, pajaust. Pati trasa tokia įdomus, trumpas tas susibėgėjimas, toks atrodo, gan ilgas, bet kaip ir trumpas atrodo, kaip kokį kartą, kaip išstartuoji. O šiaip, biškai, ta danga labai tokia, kaip ir pasakyti, pusiau Kėdainių, bet pusiau kaip ir kibi dalis, kaip ir slidi tokia, sakau, labai, gal ir metas buvo blogas, bet, trasa tokia įdomi. Lietuvoje galėtumėm tikrai padaryti tokią iš kokio Kėdainių. Nebuvo labai įspūdinga, tikrai turėjom ir daug per sezoną daug geresnių trasų. Šitą nelabai buvau sužavėtas, tiesiog buvo, dar plus buvau naujas čempionatas, tai buvo labai viskas, kratinys minčių buvo, tai tiesiog ėjau pavėjui. Ir turėjai reikalų dar padangas vis nusimontuodavo, ratlankiai buvo netinkamo pločio? Čia buvo vesleikai, ta prasme, čia jau skaitėsi ne šiemetiniai, bet praeitų metų. Jo, mano diskai buvo biški platesni, bet realiai aš per tiek metų, kiek važiuoju, tai visą laiką nebuvau nei kartą numontavęs rato taip dėl nieko. Esu, ta prasme, ant 11 colių užmontavęs 265 ir kačerginiai numontavęs tiesiog ten prieš ąžuolą, bet tiesiog tai buvo plotis, plus tai buvo kitokie diskai, bet dabar su šitais diskais važiuoju daug metų. Ir niekada nebūdavo tokio, tai tiesiog toks jausmas, kad vesleikas kažkur pataupė ir ar iš dydžio padarė didesnį, ar per silpną kordą padarė. Ir tikrai ne prie tokio super mažo slėgio, kad jinai turėtų būti nusimontavus, tai net nesitikėjau. Net tuo momentu, kai pamečiau tą padangą, aš važiavau net ne su plačiais ratais, net kaip pavyzdys turiu ir 9,5 ir 10,5 ratų. Tai važiavau su 9,5, su 265 padangą ir ten su baru, tai Lietuvoje niekur nenumontuodavau su tokiu, kad ir Baltijoje, o čia lygioje vietoje lydinant išėjo net inicijuojantis, nors aš net nepajutau dar iš tikrųjų iniciacijai, kad nusimontavus jinai yra, tik tai trasos gale pajutau, kad jau viskas, taip ir įvyko. Bet galų gale likai 8, tai tau iš principo kaip toks, pavadinkim, pilnavertis debiutas jau varžybose, kaip ten tu jautėsi, ten galima aukščiau stumdytis ar ten čia jau? Jutaus, kad, ta prasme, tikrai galima važiuoti, pralaimėjau ne dėl tos padangos, ten dar teko pasigalinėti, bet prieš kaip čia pasakyti, šio čempionato žvaigždę važiavau, tai plus jis buvo greitesnis, man nekybo. Buvo visokių tokių niuansų, tai nelabai nuleidau galvą, jaučiaus visai neblogai, patekęs į 8, aišku, norėjusi normalu, kuo aukščiau nueiti, bet labai galvos nenuleidau, viskas buvo gerai ir
tiesiog jau vėl pavėjau ir laukiau kitų etapų. Ir žiūrėjau, kaip bus, ar čia geriau bus, ar čia, ar kitose čempionatuose. Nu ir antros varžybos jau buvo Prancūzijoje. Pradėkim to, kad ten bilekoks turbūt jau didelis įsibėgėjimas, didelis stabdymas. Jo, ten buvo, stabdymo kaip ir tas, kas važiuoja taip, kaip reikia, važiuoja kaip prašo teisėjai, tai nereikėjo to stabdymo, gal dėl to aš ir ten daužiau visus. O šiaip pradžioj buvo nusiteikimas labai toks dviejopas, laukiau, bet kaip pripasakojo Gedas, kad ten nesveikas įsibėgėjimas ir belekoks posūkis, tai nes ten dar kelis žiūrėjau onboardus ir Sandros ir Gedo, ta prasme, iš po praeitų metų. Tai jo, taip, sakau, buvau nusteikęs dviejopai, važiavau kelionį ir galvojau, kaip čia reikės dabar susitvarkyti, bet atvažiavęs, pravažiavęs, saugiai pradžioj, įsitikinau, kad nėra čia tai baisiai realiai. Mūsų kačerginė, tik tais gal greitesnė, ta prasme iniciacijai. Paskui jau greitis jo irgi nukrenta, trasa plati, daug vietos visur. Aišku, turėjom pirmą dieną ir visokių reikaliukų su mašina. Turbūt to pasekoju ir sugadinau per tas varžybas. Aš variklį nesugadinau, pagadinau. Aš taip sprendžiu, bet nesugadinau visiškai, nes dar ir dabaigiau sezoną ir be techninių tokių labai pralaimėjimų. Ten, sakau, kažkaip treniruotėse pasigavau, biškį su Gedu pasivažinėjau, su kuo lengviausia turbūt priprast, kur gali labiausiai atsiduoti, nes žinai, kad žmogus tave tikrai ves ir nepadarys kažkokios kritinės klaidos, kad reikėtų abiem tvarkyti, sėdėti pitleinai ir tvarkyti mašiną. Nu ir nuvarėte iki finalo buvo su Gedu. Jo, ir kažkaip pasisekė važiuoti iki finalo. Buvo labai smagu, žiauriai, tokio lygio čempionate pabūti ant podiumo pirmą kartą ir dar, aišku, gal būčiau buvęs antras, jei ne Gedo sankaba, bet buvo smagu, tikrai buvo smagu užlipti dviese dar ant pirmos vietos, tai pasaka. Nu ir tada kitos varžybos jau, pavadinkim, turbūt istoriškai visur, kur viena iš tų legendinių Europos trasų Trakvudas. Jo, ten buvo. Kur buvo karšta. Ten buvo karšta, ten jau kelionė buvo karšta, daug nuotykių. Šiaip ne taip, dasikopėm iki trasos. O ten jau net, kaip galiu pasakyti, kaip pavyzdį, tu sėdi 10 val. Vakare tamsu, tu sėdi ant kėdės ir atrodo, kad tos šviečiančios lempos kaitina. Tai buvo toks karštis, buvo neįmanoma. Net jeigu stovint ant asfalto padai kaito, toks jausmas, kad tu ten stovėtum, aš žinau, ant keptuvės. Tiesiog va taip. Tai ten buvo iššūkis ir pačiam, ir mašinom buvo, nes buvo žiauriai karšta. Pirmą kartą traso išvažiavus buvo tokios irgi keistas jausmas, nes iš šono žiūrint atrodo ta trasa tokia kieta, greita, aš žiūrėjęs, stebėjęs, esu matęs kaip ir Kulvinskas lekia, ir Čirba, ta prasme, yra buvęs ten, ir Vasiliauskas, atrodo kažkoks, viduje turbūt atrodo toks jausmas, kad kažkokia iš tų trasų, kur turi būtinai ten nuvažiuoti ir užsidėti tą čeką, kad ten buvai. O kai išlėkiau, tai taip greit viskas atrodo pasidarė, tokia greita, nedidelė, tik paskutinis posūkis labai ilgas, reikia jau jį ten atidirbti, kurioje vietoje reikia persimesti ir kad tikrai nereikia atleisti gazą. Tai dar iš pirmų kartų parėjau, paklausiau, sakau, čia aš tikrai taip važiuoju, čia man tikrai taip reikia važiuoti. Tai visi sako, jo, viskas gerai, nes pradžia iniciacija gera, greita, plati ir tas atrodo, tu jau tempiesi ir tau reikia daryti vadinamą Wi-Fi. Tai ten taip viskas greit ir vėl turi išsitempti. Taip atrodo toks, sakau, dviejopos mintis, ar tikrai man ten reikia tai daryti, bet viskas gerai, nebuvau ten aukštai, atsimenu, kvalifikacijai ir šiaip daėjau iki top 16 lygtais, ar tokio 8, net nebeatsimenu iš tikrųjų jau, čia per tiek varžybų. Tai nesijaučiu toks labai ten geroj formai, nors aišku, iš po praeitų varžybų buvau euforijoje ir tikėjaus, galvojau, bet, ta prasme,
ten nėra lengva trasa, taip kaip atrodo iš šono, gal ir lengva, bet ne, turėjau ir kontaktėlį, ir pats sugrojau ant pedalų ir buvo pasisekę taip, kad atsidūriau sienai ir remontavaus ir tuo momentu buvau vienas pats, be mechanikų, buvau savo ir mechanikas, ir vairuotojas ir viskas, bet viskas baigėsi gerai, varžybas dalyvavom, kvalifikavomės, aišku, turėjau irgi bėdų visokių, dar ir su šlangom visokiom, nuo tokio karščio sproginėjo ir Astralas ėjo šlangų ieškoti, netgi ir savo visas atsargas išsprogdinau, aišku, po tų varžybų supratau, kurioje vietoje yra silpna vieta ir grįžę perdarėm, o ten pralaimėjau aš, Haskasapui pralaimėjau, tai ten turėjo būti top 16, nes, man atrodo, tiesiog jau ten dėliojom lentelę, kaip jau nueiti iki finalo, bet taip gavus, kad abudu sugėdų nuo Haskasapo pasikrovėm ir nuleidom galvas ir išvarėm namo. Aš turbūt iš savo pusės dar pridėčiau, kad šiaip trasa, kur, kaip tu minėjai, reikia čeką užsidėti, ten tikrai verta. Dar kitas dalykas, kadangi jie daro visą laiką vasarą arba liepą arba rugpjūtį, priklausomai nuo varžybų, puikiai vieta išsitestuoti mašiną, kaip jie elgėsi prie 3,5, 3,9 šilumos. Tai taip sakant, jeigu tenai tavo mašina neužsilenkia, tai reiškia, kad Lietuvoje nebus menkiausių problemų tuo vietoje. Ir kitas momentas, per masterius klipai buvo daug labiau atitraukti nuo padangų, o per kingus buvo daug arčiau, tai čia važiuoti gerai kvalą buvo rizikingiau. Ten rizikinga buvo tie, kas tikrai buvo aukštai kvalifikacijų turėjo tikrai giliai leisti, negaliu sakyti, aš labai nesistengiau, nes aš iš tų žmonių, kur labai nesidaužau, tai aišku, būna visko atsitinka, bet. Bet dar labiau turbūt blogiau atsitiko, tai Nürburgringe, ne, kur perdegė top 3-2, ar neperdegė? Čia nežinau, iš tikrųjų, Nürburgringas tai tokia irgi. Vieta turbūt irgi, kurią turėjau užsidėti čeką. Smagu buvo, malonu, įdomu, nematyta, atrodė viskas iš kamerų kitaip, iš tų žiūrėtų video. O tokia, sakyčiau, biški net ir pačioj pradžioj nusivyliau. Pradžioj to visų renginių, nes kaip viskas vyksta, ten čiut ne Matsurio tipo, leidžia vieną po kito. Trasos pradžia greita, irgi, palyginus kaip ir Prancūzijos 4 bėgio, ten atvarai dugnais atkaišai ir tik tada statais ir bandai ten milimetrovkiam korekcijų bandai pataikyti ten, kur reikia. Ir tiesiog gal labiausiai turbūt nuvylė tas teisėjavimas, kuris, ta prasme, turėtų būti, kurioj svarbiausių, greičiausių daly turėtų būti svarbiausias. Jis liko paskutiniai vietoj, o ten, kur buvo lėčiausia dalis, kur reikėjo sustoti ir užkilti kalną siauriausiai vietoj, žiūrėjo labai, teisėjai į tai labai žiūrėjo, kur ten realiai, ten, kur susitinki, kaip pavyzdys, low poweris su high poweriu ir tu jau starte matai, kiek yra skirtumo, jie net nežiūri tai, kur ten, sakau, kaip pavyzdys 4 bėgių, tu stataisi kartu šalia, stengiasi išbūt, kad ir prie to lėto ir atgrot visą tą dalį, o kur atlėkia silpnesnis už tavęs ir tave pavėja ten siauriausių dalykų, kur ten normalu, kur yra stabdymo zono ir antram važiuojant visada lengviau yra sustoti ir atsitaikyti. Ir tai jie žiūrėdavo, kaip pagrindinis jų kriterijus būdavo, tai buvo biški toks, liūdna buvo. Tai gal psichologiškai biški paveikė, porininkas atėjęs mane vis pašnekint, gal čia. Man tas dar irgi nuteikė irgi labai daug ateidavo, pasakydavo, vis kritikuodavo mane, tai nežinau. Ir šiaip nelabai pradžia tokia gaudavosi, tai pirmą dieną atrodo pradžiai gerai gavos, paskui prieš galą kaip ir pradėjau blogai statytis. Ta pagrindinė diena buvo, pradžia mane gadino ir galvoju, reikia perversmo, bet turbūt ne toj vietoj reikėjo padaryti, ne top 3-2 reikėjo padaryti perversmą. Tiesiog stengiausi padaryti mažą užsistatymą, kad būtų mašina greita, bet pavėlavau persimest, per toli nuvažiavau ir tiesiog nuleidau tą vieną ratą ir
Ir jau tada jau tiesiog viskas nusviro, supratau, kad turiu žiaurų nulį, tiesiog bandžiau dar kažką įrodyti, tai ten ir sudegiau tiesiog, nežinau, psichologiškai turbūt buvo tokia sunki ta varžybinė diena, nes, nesakau, tas sportininkas kaip ir nebuvo stiprus, bet gal ir jo atėjimas man taip labai dažnai, nes kelis kartus vis ateidavo, gal nuteikė tai, gal pačiam, gal blogai įsimiegojau, gal mažai įsimiegojau, gal per daug įsimiegojau, nežinau, čia gerai, kad viskas baigėsi jau ir kaip ir. Vėlgi ten turbūt reiktų dėl to paminėti, kad jeigu driftmasteriuose leidžiama 2 ratus nuleisti už trasos, tai Vokietijoje nebuvo leidžiama nei vieno. Ne, tai ten aš ir net ir negalėčiau sakyti, kad buvo labai nuleidimas, čia buvo tai toks buvo tik išmetimas, ant krašto, numečiau ir iš karto mečiausi, nebuvo taip, kad ten ariau. Ir vėlgi kitas momentas, iš kai aš stebėjau nuo tos aukštutinio taško, tai būtent kaip jie teisėjavo būtent stabdymosi būtent zoną, tai vieni, tarkim, atskambindavo ant milijono ir trenkdavosi į, tarkim, lydą. Tai vienais atvejais būdavo kaltas lydas, kai kitais atvejais buvo kaltas tipo čeisas. Tai va ten tie dalykai tokie iš šono žiūrint netrodė nuseklus, pavadinkim taip. Tai ką ir sakau, tiesiog labai turbūt labiausiai nuvylė tas teisėjavimas, kad vienus nuteisėjauja vienaip, kitus nuteisėjauja kitaip, nesilaiko kažkokio. Jo, nėra tokio, kad turi būti taip yra reglamentas, taip ir turi būti, o čia vieniems vienokia išimtis, kitiems kitokia išimtis, tai taip. Buvo net keista žiūrėti. Vėlgi dargi ten prisimenant, kad vėlgi čia eina kalba turbūt labiau ne apie driftkingus, apie būtent vokiečių organizavimą nesidarė kartu su Nürburgring Drift Cupu, tai Gedo atveju su Lekoko top 8, tai kai atėjo jų eilė važiuoti, tiesiog teisėjai laukė, kol Lekoko susitvarkys savo mašiną. Tai tiesiog kitam čempionatui tiesiog jis būtų iškritis iš karto, aišku, ten vėlgi karma parodė, kas yra kas, jam kaip riečiai sugriuvo dėžė, bet iš principo tokios vokiškos tvarkos ten, trūksta. Ten jo, atvažiavus matėsi, kad toks, jau praeitais metais, kai sakau, kai Graikijoje buvau, jau ten jau buvo tas mašinų pasiruošimas, tas lygis toks keistas, bet atvažiavus į Vokietiją, tai pamačiau tikrai, ten sugrįžom kokius 7 metus atgal. Ta prasme, visko matėm ir 3/4 važiavo, čiutne stokiniai ir važiuoja E30 su ten kokiais 300 PM arklių ir ten jie bando, ta prasme, į Pro lygą važiuoti čia. Nežinau, ką jie galvoja, gal jie kad važiuoja pasitreniruoti, nežinau, bet, ta prasme, lygis tikrai ten dar lygis tikrai dar iki mūsų dar toli gražu. Minėjai Graikiją, tai Graikija buvo prieš paskutinius etapus. Kvalifikacijos nepasakysiu, tikrai neatsimenu, kokioje vietoje buvau, bet ir nebuvo lentelė labai tokia super duper sunki. Sunkiausias sportininkas tas ir buvo top 8, jo, Stravos Kirilis buvo ir tiesiog iš paskos jisai pirmiau lydino, nes jis buvo aukščiau, nes jis buvo pirmas kvalifikacijų, man atrodo. Tai vienintelis to, kuriuo susitikau jau, kurį reikėjo čeisint pirmą iš karto. Ir tikrai gerai gavosi, lengvai, ta prasme, suvažiavau geroj formui, jutausi, kad tikrai buvau arti ir nepadariau jokios klaidos. Ir teko, aišku, persimest kelis kartus dūmus iš atminties. Ir kadangi ten čempionatas toks, kad tu tarp važiavimų negali mašinos remontuoti, negauni 5 minučių, bet gali pakeisti padangą, ratą, orą nuleisti. Tai man šovė geniali mintis nuleisti dar oro, nors aš, ta prasme, buvau lydrane tada ir sugalvojau, kad būtų reikia dar greitesniam. Tai prisigreitinau, kad ant pirmo posūkio tiesiog atvažiavau stipriai per greit, stipriai per vėlai pastabdžiau ir tiesiog jutau, kad jau tuoj eisiu iš trasos ir taip ir buvo. O bėdniausia tas, kad buvo, kad jam mašina irgi sulūžo tuo metu ir tiesiog man reikėjo nedaryti jokių kardinalių pokyčių ir važiuoti savam stiliui ir būčiau laimėjęs ir būtų gal, ta prasme, buvo palyginus, kiek buvom kartu, tai turbūt kaip prieš šį kartą buvo vėsiausia, buvo didelis vėjas, mes jau atvažiavę turėjom visokių reikaliukų su mašina, bet aš jau jutau jau Graikijai, kad ta prasme, kad nuo temperatūrų, nuo slėgio turbūt, vat, ką ir sakiau, kad Prancūzijai pagadinau mašiną, tai tiesiog pasibaigė mano sribliai ir turbūt, kad pakėlė tarpines, padegino,
dar vis tempiau, gal ir Vengrijos karščiai dasidėjo. Tai po Graikijos etapo tiesiog susitarėm su vietiniais kipriečiais, kad ar įleis į garažą ir ar yra galimybė kažkur nusišlifuoti galvas. Tai po to etapo grįžom, atsivežėm dalių, kibom į darbus, per kokią tai dieną pasikeitėm, ėjome variklį lauk, pasikeitėm tarpinės, kad tiesiog tikėjomės, kad bus labai karšta Kiprė ir nenorėjau rizikuoti, kaip čia pasakyti, svarbiais taškais paskutiniame etape ir netyčia sugest. Aš mačiau irgi, kaip ir Sandra, kaip ir Gedas važiavo jau 2 metus, kaip ir Kipšas važiavo praeitą metą. Tai tokia įveikiama, bet kol pats nepavažiuoji, negali pasakyti. Pradžia tokia nebuvo labai gąsdinanti. Pagrindinė vieta buvo ten, kur sulėtėjimas, kur siena. Tai dar praeitus ir užpraeitus metus tai nebuvo tų sienų, tai buvo kažkaip gal lengviau, nes tokiu visų greičiu, kai ateini į sieną, tai reikia atkaukuliuoti tą tarpą, kada tau reikia atsidaryti ir kiek tu gali stabdyti. Bet aišku, aš kaip ir sakau, iš tų žmonių, kur labai nesistengiu daužytis, tai gal per daug atsargus esu ir per daug pastabdau. Jo, aš dabar įdėsiu iš Prancūzijos, ten porą kadrų. Ten turbūt buvo, nežinau, kažkas perversmas mano gyvenime turbūt buvo. Bet šiaip trasa tokia gera, dar kaip norėjęs dar pavažiuoti, biški supras daugiau, gal tą sieną biški baidė, turbūt jo. Sunkiausias tarpas buvo ta siena ir buvo turbūt tas Wi-Fi'aus tarpas, kur buvo Wi-Fi'aus vietoj buvo šieno rulis, tai turbūt gal kažkoks, nežinau, dėžavų mano atsiminimai kažkokie buvo labai nemalonu, nes tikrai nenorėjau pataikyti tai, nes realiai ten toj vietoj susikoncentruodavai lydrane, tai nematydavau jo, bet čia įsrane tai visada žiūrėdavau ne į mašiną, o ten kaip ten nepataikyti. Tai nebuvo labai sunki, bet ir nebuvo labai lengva. Buvo tiesiog, sakyčiau, kokį 8% gerai, o 20% labai sunkiai buvo, reikėjo tikrai atkaukuliuoti tą tarpą. Nu ir gavosi, kad top 4 Gedas šiemet tave pagaliau įveikė. Pagaliau. Jis šiemet ar taip varo, bėgiais kietesnis, aš lenkiu galvą prieš jį, tikrai kietai varo. Net pradėjau kartais galvoti, gal ir aš norėčiau labai emkės, bet viskas stabdo pinigai, ta prasme, tai yra nepigus variklis, čia daugiametė patirtis, tai viskas kitaip veikia, bet jo, buvo nelengva su juo tikrai, bet iš vienos pusės buvo turbūt pati geriausia kova, kuri kaip ir bet kada su juo susitinku, tu jautiesi ant tiek žmogum pasitikintis, kad ir nesikrauni, ar tu laimėsi, ar tu pralaimėsi, nes vis tiek kažkas išeis toliau, kažkam pasiseks, kažkas bus stipresnis, kietesnis ir tiesiog aš. Kurios tau trasos iš driftingų, tarkim, labiau patiko, labiau nepatiko? Kaip sportininkui važiuoti? Turbūt Vengrijos ta pirma trasa Toloko, iš tų, jeigu paimant iš driftingų vieną etapų, tai Toloko nepatiko, gal dėl asfalto, gal dėl konfiguracijos, nežinau. Ir Nürburgringo turbūt nebuvo, ta prasme, jinai gera, bet ne taip vertinama, gal dėl to nepatiko, ne dėl to, kad ten nepasisekė, bet tiesiog jinai vertinama ne ten, atrodo, svarbiausiose dalyse tave nuvertina mažiausiai, o tose ten bando kažką, nežinau, išrasti ten iš to biškių. Jo, turbūt teisėjams gal duotų pastabų. Prancūzijos patiko šiaip dėl iniciacijos, turbūt labiausiai patiko, kad tikrai buvo turbūt, kad ir mūsų greičiausiai kačerginė nėra tokia greita, neskaitant downhillo. Bet tikrai reikia turėti prarast tą baimės jausmą, kad reikia pilnų gazų tiesiog. Galėjau statytis ir 4, ir 5 bėgių statytis, ta prasme, tiesiog čia buvo
pačio savęs iššūkis, ar tu gali tai padaryti ar negali. O dar sekanti kokia, tai gal sakyčiau, tarp Kipro ir Trekvado turbūt jaučiu. Graikijos nebloga tokia, bet jinai tokia irgi savotiškai sunki, nes ta pradžia atrodo kaip ir lengva, bet jos neina padaryti, ten priekis pradeda sukinėtis, nes netitaikai irgi, bent jau man, netitaikai tokio greičio, kokio reikia, kad gražiai išvažiuoti iš viso ovalą, vis tiek kažkokią korekciją padarai, po korekcijos pradeda priekis stumdyti, tada makalavimas prasideda vairu, ten tai irgi tokia nėra iš tų pačių lengviausių. Tai sakau. Nu ir dar buvo kitų porą čempionato varžybų, yra tenka gero prisiminti? Nelabai, turiu ten porą taurių, bet, nu ką, gėda, kaip šiaip atvirai pasakyti, gėda, nes nepatekau į nieko neužėmiau, realiai net ir nelaimėjau, nes vienintelį, ką turiu taurę gavęs iš Lietuvos čempionato, tai Kulbilochų, nors tada kaip ir neblogai jutaus, kiek esu ten važiavęs, tai visą laiką toli nenueidavau, iškrisdavau greit, bet ten kažkaip susitvarkiau su savim, psichologiškai kitaip pradėjau važiuoti tą siauriausią posūkio dalį ir biški technika pakišo koją, nes važiuojant top 4 su Krogeriu, tiesiog švelniai atsitrenkus ratas į ratą, sugebėjau štangą nulaužti pusę šio pasikeitus, nu jau tada, kai pralaši, kai sugriūni, tai vis tiek tu turi jau turi kaip ir pralaimėjimą, nors ten kaip ir finišas buvo, bet vis tiek traktavo turbūt vis tiek man kaip nulį, man reikėjo iš nulio stipriai išplėšti persvarą, tai dar pasikeitėm po praeitų varžybų sulaužytą pusę šį, nors buvau persirinkęs, buvau prieš tai sulaužęs, pasikeičiau vieną pusę granatos, o kita buvo sveika, bet aš jos neradžiau, kvailys, nieko nepadarysi, tada įdėjom, kai sulaužėm su Krogeriu, važiavau, pasišildžiau ir sulūžo ir ta. Tai va toks irgi. Ten dviejopas laimėjimas, nes dėl 3 vietos nereikėjo važiuoti, nes ten kažką Valdas ten padaręs buvo, tai... Silvestras ten buvo Silvestras buvo kortą savo vėl ištraukęs. Tai... Džokerių primėtė. Jo, džokerių primėtė, nu, bet tos džokerius man atidavė, tai kaip ir džiaugiuosi, kažką laimėjau, bet toks kaip ir nelaimėjimas, nes be kovos realiai jaučiuosi kaip 4 vietą laimėjęs, ne kaip 3, nes dėl 3 vietos neteko pakovoti. O Raganose buvo gerai, bet Raganos buvo Baltijos šalių, tai ten buvo, pakartojau 8 metų dėžavų turbūt. Buvau ir kvalifikacijai toks pats ir likau finaliniai įskaitai, likau toks pats kiek prieš 8 metus. Turi kokių planų, minčių, idėjų, svajonių kitiem metam? Nežinau, kol kas dar sezonas tik nesenai baigęs man. Tai šiaip norėčiau, visokių minčių turiu, gal ir reiktų parduoti, gal reiktų sustoti, gal ir reiktų nesustoti, gal ir važiuoti. Nežinau, dabar planas turbūt išardyti, variklį surinkti, o paskui jau žiūrėsim, kaip šaus mintis kokios. Šiaip planų visokių turiu, ta prasme mašiną norėčiau biškėti, jeigu neplanuoju vis dėlto parduoti. Nors šiaip parduot gal ir galvoju, tai norėčiau atsirebilinti patį kėbulą tiesiog, įvesti daugiau estetikos, pakeisti galvodį, ta prasme, tiesiog viską susitvarkyti taip, kad kaip man patinka, o ne kaip padariau prieš 5 metus, o toliau, nežinau, žiūrėsim, viskas laikui bėgant. Kažkada kažkur pasimatysim. Nu, tikrai. Manau, tikrai. Jeigu ne trasoj, tai bent už trasos ribų ar ten kažkur kaip su mechaniko roba gal pamatysit.